Kodėl klasikinio kino gerbėjai taip prieštaringai vertina Peter Wimsonus ir 92 metų filmą Mechanikas? Pasigilinkime į filmo stipriąsias ir silpnasias pusės. Mechanike Charles Bronson vaidina kruopštų samdomą žudiką, kuris savo nusikaltimus užmaskuoja kaip nelaimingus atsitikimus. Argi neskamba intriguojančiai? Bronsonas sukūrė įtaigų ir gilų personažą. Jaučiame jo personažo vienatvę ir sudėtingą ryšį su jaunu mokiniu. Tačiau keista, kad režisierius Michael Winner, žinomas dėl filmo Juokdariai, čia praleidžia progą. Užuot sutelkęs dėmesį į psichologinio trilerio aspektą, filmas pasuka banalių veiksmo scenų, pavyzdžiui, motociklų gaudynių link. Roger Ebert pastebėjo, kad toks dėmesys veiksmui sumenkina tai, kuo filmas galėjo būti. Gilę samdomo žudiko kovos su vienatve ir mokymo naštą analize. Galiausiai, Mechanikas filmas su pliusais ir minusais. Kaip sakoma, ir rojuje gyvatė gyvena. Bronsono vaidyba puikiai, bet kaip dėl paties filmo? Lieka jausmas, kad jis galėjo būti daug geresnis. Tarsi beskoniai makaronai su kečupu. Kino gerbėjai, ką manote jūs? Pasidalinkite savo nuomonę komentaruose.